Vingiuojančių upių, žaliuojančių pievų papuoštas ir darbščių rankų kuriamas kraštas. Etnografinis regionas besididžiuojanti žvejyba, tradiciniais amatais ir autentiškais patiekalais. Visą tai patirti kviečia Mažoji Lietuva. Svečių namais senasis Rambynas pasitinka svetinga aplinka ir dovanoja poilsį šimtametės mokyklos laikus menančiuose apartamentuose. Mintis atpalaiduoja gamtos pašonėje įsikūrusi avių draugija ir kerintis paukščių balsai. Pajuskite išskirtinę šios vietos dvasią ir ragaukite vietinės receptūros karkos su troškintais kopūstais. Kriokiškių kaimo bendruomenė prieš 14 metų atrado ir suprato, kad didžiausi gamtos turtai yra daug arčiau mūsų, nei mums gali atrodyti. Iš ryškiaspalvių žiedų, kvapnių augalų kuriami žolelių deriniai, sugula įvairiausios sudėties arbatų mišiniuose. Kartu su bendruomenė dalyvaukite edukacijoje ir susikurkite geriausią šildančio gėrimo receptą. Hipnotizuojančią alpakų draugiją siūlo mėgautis alpakų ūkis Čiobrelių rojus. Ūkyje vedamos edukacijos, švenčiami gimtadieniai, išleistuvės, kartu su 45 čia gyvenančiomis alpakėlėmis. Pasiruoškite atpalaiduoti mintis ir nuraminti protą. Tai vieta, į kurią norisi grįžti. Mociškių Palivarko kaimo turizmo sodyba siūlo pasislėpti nuo miesto šurmulio ir dalyvauti edukacijose, kuriuose gimsta medus, gaminamos natūralaus vaško žvakės ar kvapnus lūpų balzamas. Sodyboje švęskite šiupinio dieną, išvarydami žiemą lauk ir skanaukite mažlietuviško šiupinio, kucheno, kafijos bei kitų ypatingų Mažosios Lietuvos patiekalų. Rusnė vila – prabangi ir jauki vieta, kur dėmesingos šeimininkės pasitinkami svečiai atsipūs ir pailsės skirdami laiko sau. Čia malonės šventinės akimirkas patirs vestuvių, krikštynų, gimtadienių ar įmonių renginių dalyviai. Degustuokite alaus sriubos, žuvienės, paršiuko šonkaulių, blynų su bebriena ar burnoje tirpstančio deserto. Ten, kur drėgmę dovanoja Vorusnės upė, apie žolėles galima sužinoti daug daugiau, nei parašyta knygose. Žolininkės Valentinos Baužienės namuose iš lūpų į lūpas keliaujančios patirtys suburia bendrystei kurti savitą žiedų ir žolelių stebuklą. Edukacijų metu susikurkite savo arbatą, degustuokite neatrastus skonius ir mėgaukitės natūralumu. Įsilieti į gamtos pasaulį ir pasijusti neatsiejama jos dalimi. Tokią dovaną kaskart patiria žvejys Dalius Kuzma, išplaukdama žvejoti į Kuršių marias. Kaip vaikai nuo rudens išeina į mokyklą, taip žvejai nuo rugsėjo 1-osios išplaukia į marias ir pradeda sezoną. Uostadvaryje įsikūrusios įmonės pasididžiavimas – daugelio mėgstama žuvis. Drevernoje nusikelkite į vikingų laikus menančius edukacijų namus. Čia įkurtame medinėme sodo laive, sukomponuotame iš pakeltų lysvių, auga senoviniai augalai ir žolelės maistui gardinti. Edukacijų namuose stebėkite 1000 metų senumo receptų, senovės amatų demonstracijas, archeologinių rūbų ir papuošalų pristatymus. Keliaukite kartu su Upaite, ragaukite šviežios žuvienės ir mėgaukite šio krašto atradimais bei įvairiais turistiniais maršrutais, skrodžiant vandenį laivu, minant dviratį, keliaujant autobusu, automobiliu ar žygiuojant pėsčiomis. Patirkite Mažąją Lietuvą, žavėkitės gamtos grožiu ir jos gyventojų dovanojimų svetingumu. Būkite apsupti šiluma, dosnumu, maloniomis šypsenomis, įdomiais užsiėmimais ir nepaprastomis patirtimis.